Na ką, labas visiems šią lietingą pavasario dieną. Ir, na ką, kai lyja lietus, ką daugiau veikti? Kalbėti, aišku. Ir kadangi kalbėti yra apie ką, tai vat ir pasidalinsiu. Šiandieną pakalbėsiu apie lojalumą ir kodėl verta būti lojalume. Kas manęs nepažįsta, aš vardu Erika, esu 12 metų su Young Living, išskirtinai su Young Living, nieko daugiau nenaudoju, nei jokių papildų, nei jokių eterinių aliejų, nei jokių kitų, nei grožio priemonių, nei buitinės buičiai prižiūrėti priemonių, skalbiklių, valiklių, ploviklių, burnos higienos priemonių, žodžiu, visų dalykų, kurių mums reikia kasdienoje, mūsų kūnui, mūsų buityje, kad būtume sveiki ir gyvybingi. Tai va, tai aš 12 metus naudoju išskirtinai Young Living, galiu pasigirti iš tikrųjų, kad jo, su šalutiniu poveikiu mes nebesusidurėm. Dėl to galima išlikti, na, turbūt ilgiau sveikiems, prastai kalbant. Tai va, dabar apie lojalumą. Kas yra lojalumas? Kai žmogus susikuria savo paskyrą Young Living'e, ar ne, kai jisai gauna prieimą prie galimybės pirktis, jisai gauna pasirinkimą arba vienkartinis krepšelis, ar ne, kaip ateinu į Varlė LT pavyzdžiui, arba kokį AliExpress ir galiu pirkti, ten visada perkam vienkartinių krepšelių, ten nėra lojalumo. Tai va, Young Living'e yra lojalumo krepšelis. Jisai suteikia sąlygas žmogui, nariui, tas, kuris turi savo prisijungimo kodą, suteikia tam žmogui kartą per mėnesį nusipirkti per lojalumą. Ir koks yra privalumas pirkti per lojalumą? Aišku, jis gali pirkti per vienkartinį, bet jisai, iš tikrųjų netenka tam tikrų privalumų. Ir aš galiu pasakyti, kad 12 metų naudoju ir perku per lojalumą. Ir iš tikrųjų gaunu labai daug pridėtinės vertės, nes daugybę produktų aš gaunu dovanai. Vien todėl, kad aš naudoju produktus, aš vis tiek juos naudočiau, net ir dovanų negaučiau. Net jeigu taškų negaučiau ir visų šitų privalumų negaučiau, aš vis tiek naudočiau šitus produktus. Tai man labai yra žavu, kad aš šalia viso to gaunu daug dovanų. Ir tas dovanas mes naudojame savo šeimoje. Niekam aš nedovanoju pernelyg, bet naudoju savo šeimoje ir duodu galimybę žmonėms, irgi suteikiu galimybę žmonėms su savo rekomendacija, nes turiu savo ID numerį, tai yra rekomendacija kitam žmogui, kad jisai galėtų pirkti su 24% nuolaida. Tai yra labai dosnu, man rodos, ir labai, labai geras metodas apdovanoti kitus žmonės. Tai va. Tai žiūrim, kodėl yra dabar privalumas tas lojalumas. Pradėkim nuo pradžių, aš pasidalinsiu, kadangi yra tokia medžiaga, tai aš mielai pasidalinsiu. Tai padarysiu share, pasidalinsiu savo virtualiu ofisu. Tai matosi mano virtualus ofisas. Ir čia yra lojalumo programa, turbūt matosi gerai, ar ne? Trauksiu tą juostą tuoj, kad jinai man čia nešviestų. Va. Lojalumo programa. Apie ką yra lojalumo programa? Ir kokius jinai privalumus duoda? Kaip ir sakiau, vieną kartą per mėnesį galima pirktis per lojalumą. Apribojimų nėra. Vienas yra minimali riba, tai yra 50 PV arba 50 eurų plus PVM. Taigi, kokie yra privalumai? Yra 4 privalumai, tokie pagrindiniai 4 privalumai. Tai aš juos truputėlį taip bendrai dabar išvardinsiu, o paskui paanalizuosiu, gerai? Mėnesinis pasiūlymas. Reiškia, kai mes perkame nuo tam tikros sumos, 120, 190 ir taip toliau, mes kiekvieną mėnesį turime vis skirtingus pasiūlymus iš kompanijos, gauname iš karto dovanų su savo užsakymu tam tikrus produktus. Tai būna ir, pavyzdžiui, multivitaminai šį mėnesį yra, ar ne, kurie kainuoja 100 eurų, pavyzdžiui, mes gaunam dovanų, ne dėl to, kad jie ten, kaip būnam kompanijose pasenę, o dėl to, kad tiesiog kompanija yra labai dosni ir mus apdovanoja.
kad žmonės galėtų išbandyti daugiau produktų ir patirti jų neįkainuojamą naudą. Tai va, tai čia parodysiu irgi, kas yra šį mėnesį. Tada galima užsidirbti lojalumo taškus. Tai reiškia, kai mes perkame nuo 50 ir daugiau PV taškų, mes dalyvaujame lojalumo programoje ir tuos taškus, nuo tų taškų mes renkamės atgal savo procentus. Irgi parodysiu, kaip tai atrodo. O tada tuos lojalumo taškus galima iškeisti į produktus. Tada yra nemokamos dovanos. Kas 3 mėnesius, pirmus metus, kas 3 mėnesius jūs gaunate dovanas. Už tai, kad esate lojalume, irgi parodysiu, kokios gražios dovanos. Mano sūnus už 24 mėnesius lojalumo gavo fantastišką dovaną, parodysiu kokią. Ir yra galimybė nusipirkti išskirtinių produktų, nes ne visi produktai duodami į pardavimą vienkartiniam užsakymui. Už tai, kad kompanija augina ypatingai rūpestingai ir atsakingai augina augalus ir jeigu išdistiliavus eterinį aliejų, atlikus tyrimus ir nepriklausomoje institucijoje ir pas juos, ir paskui, žodžiu, siunčia į Ameriką, daro milžiniškus tyrimus, 96 tyrimus daro. Jeigu ištyria, kad vis dėlto trūksta kelių procentų veikliųjų medžiagų pagal savo nustatytus standartus, tai to produkto mes nebegauname į rinką. Ir tada jisai kaip sudedamoji dalis gali būti didelis trūkumas tam tikrų produktų kitų paruošime. Dėl to kai kurių produktų būna, kad mes ir negaunam, kaip pavyzdžiui valioras, 2 metus mes laukiame valioro, ne? Dėl to, kad nebuvo bitkreslės, pavyzdžiui. Tai va, tai išskirtiniai produktai gali būti gaunami tik būnant lojalumo programoje. Tai aišku, vienkartiniam užsakymė mes irgi galim daug pakankamai produktų gauti, bet kartais būna tokie išskirtiniai, kurių labai norisi. Tai iš tikrųjų tie, kurie yra lojalume, tai jie gauna tą galimybę. Į lojalumą galima ateiti bet kam, be jokių įsipareigojimų, vienintelė tai yra sąlyga, kad žmogus kas mėnesį turi galimybę nusipirkti savo produktų per lojalumą ne mažiau kaip už 50 PV taškų. Viskas. Jisai gali nutraukti bet kada tą lojalumą, niekas jo nevaržo, Jankliving apskritai yra pati tokia labiausiai gerbianti žmogų turbūt sistema, ar ne? Nors dauguma baidosi network marketing arba tinklinio marketingo, kai vadina, čia nėra tinklinis marketingas, pirmiausiai tai yra nei piramidė, nei tinklinis marketingas, tik vertimas gal toksai, nes kitokio iš anglų kalbos kaip ir nėra lietuvių kalboj, bet mano vyras, kalbininkas, labai gražiai pasakė, tiksliau lietuvių kalbą baigęs, ne kalbininkas, bet lietuvių kalbą baigęs, poetas, rašytojas, jisai pasakė, Erika, vadink savais vardais. Tai yra bendruomeninė rinkodara. Ne joks netinklinis marketingas, tai yra bendruomeninė rinkodara. Tai kalba eina apie tai, kai žmogus kuria savo verslo struktūrą, Janklivingas duoda tokią galimybę, tai tada kuriama yra bendruomenė. Jankliving yra globali šitus aromatus ir šitus produktus mylinčių žmonių, gerbiančių žmonių ir mylinčių ir pasitikinčių šeima. Tai va, tai čia yra ne apie tinklinį marketingą, čia yra apie bendruomeninę rinkodarą. Ir apskritai Gary Youngas, tas, kuris kūrė šios produktus, jisai paprašė, nepardavinėkite mano produktų. Tai reiškia, turėkite savo istorijas, dalinkitės su žmonėmis savo istorijomis, parodykite jiems, ką jie irgi gali savo gyvenime patirti gero, naudojant šitus produktus. Ir žmogus tegu pats priima sprendimą ir negalima jo įkalbinėti, kad jisai pirktų arba kad jisai pradėtų naudoti ir apskritai už kitą žmogų laimingas nebūsi, ar ne? Galime tik parodyti, kaip juos naudoti ir kokia žmogui iš to gali būti nauda. O iš lojalumo programos tikrai galiu pasakyti, kad yra begalinė nauda. Nes per kelis mėnesius susitaupiusi aš savo taškų, aš pasiimu gražiausias dovanas. Gražiausias, tai turiu galvoj, kad iš tikrųjų vertingas dovanas, kaip pavyzdžiui biogėrimas,
Ir sukaupiu taškų ir 300, ir 400, tai vat eurais ar ne, 340 taškų arba eurų ir pasiimu vat tokios vertės savo dovanas nemokamai, tik už transportą susimoku. Tai va, 9 eurus už transportą. Tai ką, žiūrim tada, ar ne? Kaip užsiregistruoti, turbūt nepasakosiu, jūs čia jau žmonės, kurie čia esate, turbūt jau, kurie klausysi, turbūt jau žinot, kaip susikurti. Bet aš šio įrašo gale aš įdėsiu paskyrą, jeigu kartais būtų neaišku, kaip susikurti, tai atsiųsiu nuorodą. Kaip uždirbti lojalumo taškus, vat štai šitus, apie ką sakiau, kad yra lojalumo taškai, už kuriuos paskui galima keistis produktus. Žiūrėkit, pirmus 3 mėnesius iš eilės, kai žmogus ateina į lojalumą, tiesiog paspaudžia, kad noriu pirkti per lojalumą, ne per vienkartinį, o per lojalumą. Ten iškart yra seka, patvirtinti ir žmogus tada patenka, jau jį sistema priima kaip į lojalumą. Nereikia kažko papildomai ten pasirašyti, ar ten susitarti, ar dar kažkaip tai. Kaip sakiau, galite ateiti šį mėnesį į lojalumą, galite po mėnesio kito tiesiog išeiti iš to lojalumo. Čia yra jūsų pasirinkimas, čia yra jokių varžymų. Tai Young Livingas laikosi visatos dėsnių. Laisvos valios dėsnis čia galioja, ar ne? Žmogus renkasi. Tai pirmus 3 mėnesius, jeigu žmogus perka už 50 ir daugiau PV, mažiausia riba yra 50 PV, tai 50 eurų plus PVM, žmogus į savo atgal krepšelį gauna 10 procentų. 10 procentų nuo vertės taškais. Nuo 4 iki 24 mėnesių, jeigu žmogus yra lojalume be pertraukų, jisai gauna 20 procentų kas mėnesį, vis atgal nuo savo pirkinio vertės, ar ne? Ir nuo 24 mėnesių, jeigu 25 žmogus mėnesį jau vėl yra toliau lojalus, jisai gauna 25 procentus atgal nuo pirkinio vertės. Tai žiūrėkit, mes gaunam 24 procentus, kai mes ateinam, susikuriam savo paskyrą Young Living'e per kažkieno rekomendaciją, ar ne, mes iš karto gaunam 24 procentus. Ir plus mes galim po 2 metų gauti 25 procentus. Nu, po 3 mėnesių mes jau galim gauti 20 procentų atgal. Tai praktiškai 44 procentus mes gauname jau nuolaida arba dovanomis atgal už tai, ką mes perkame. Tai yra labai dosnu. Aš manau, kad tai yra labai dosnu. Tai va, aš parodysiu savo krepšelį, paskui atidarysiu, kiek pas mane, va, pavyzdžiui, kur matosi, galiu aš dabar parodyti, kur matosi mano, pavyzdžiui, taškai, ar ne, aš galiu parodyti iš karto, kad jūs žinotumėt, nes tai irgi svarbu yra, va, žiūrėkite čia. Va, matot, kairiam kampe 209,995 taškai. Ir va, yra detalės. Čia gal netiek ir svarbu tos detalės. Gal. Nu va, išmetė žodžiu tokį. Gerai. Tai, nu, parodė tokį, gerai, aš parodysiu tada. Žiūrėkit, 209 mano taškai, ar ne? Tai už tuos taškus surinktus aš galiu šį mėnesį ar kitą mėnesį, kaip aš noriu, aš galiu išsikeisti produktus, ar ne? Bet produktus aš keičiuosi iš katalogo. Iš katalogo, kuriuose yra, tuo aš padarysiu lietuvių kalbą, iš Young Livingo katalogo, keičiasi labai paprastai, aš padariau įrašą atskirą, kaip keičiasi taškai, tai gal čia dabar nepasakosiu, yra kitas, reiškia, video įrašas, galėsit pasižiūrėti. Bet tas yra vat svarbu, kad jūs pamatytumėt vat, mano lojalumo taškų suvestinę, ar ne? Ir paskui tuos taškus aš galiu keistis, nerodysiu iki galo, kaip tas vyksta, bet va, parodysiu, kur jie yra. Lojalumo programa, čia mano mėnesinis užsakymas šį mėnesį išpildytas. Va, žiūrėkit, lojalumo programos taškai, štai. Ir čia mes matome taškų likutis, galiojimo pabaiga, žodžiu, šiuo metu gaunami taškai 25 procentai ir kiek atlikta mėnesinių užsakymų, mano kiek mėnesinių užsakymų, 141. Tai va. Tai daug dalykų čia galima pasižiūrėti, bet svarbiausia reikia žinoti, kad metus laiko galioja tie taškai. Per metus laiko juos reikia išnaudoti. Taip, tai mes dabar toliau žiūrim privalumus. Taip, lojalumo privalumus, tuo aš jums surasiu lojalumo programą. Štai čia labai daug yra informacijos, kai žmogus turi savo paskyrą, labai gali daug informacijos gauti. Tai apie taškus pasakiau, ar ne? 10, 20, 25.
Parodžiau, kaip galima juos išsikeisti, ar ne, išnaudoti taškus įsigijant produktus dabar. Ir kaip minėjau, yra nemokamos dovanos kas 3 mėnesius, pirmus metus. Kas 3 mėnesius. Žiūrėkit, kokios yra dovanos. Tuoj parodysiu. Kai žmogus yra 3 pirmus mėnesius lojalume, jisai gauna Orange 5 ml ir gauna štai tokį nuostabų difuzerį. Dovanų. Tiesiog. Už tai, kad žmogus naudoja produktus. Man truputį juokinga, nes iš tikrųjų, dovanos ant dovanų, atrodo jau tiek tų dovanų, kad jau apsivalgyt galima dovanomis. Aišku, labai yra smagu gauti dovanas, bet vis tiek. Manęs įkalbinėti nereikėjo, ta prasme, kad aš ateičiau į Youngliving ir būčiau lojalume, nes man tiesiog buvo bėda. Man buvo bėda, didelė bėda ir man ją reikėjo išspręsti. Ir man buvo tas pats, tos dovanos, aš jas gaudavau, aišku, ne, anksčiau dar tokių nebuvo dovanų iš tikrųjų, bet paskui jos prasidėjo čia, kai Lietuva biškį įsivažiavo. Žodžiu, tai jo, dovanos yra smagu, bet kai yra klausimai neišspręsti gyvenime, ar ne, nesvarbu kokio lygio, tai tikrai Younglivingas padeda ir dėl to reikia naudoti produktus. Jeigu jie stovės ant lentynos, nieko nebus, ta prasme. Bet jeigu jūs juos naudosit, žinosit, kaip naudoti, mokinsitės intuityviai juos naudosit ir pagal paskirtį juos naudosit, tai tikrai tų produktų vis reikės ir jūs už tai gausit dovanas. Tai va, nuo 6 mėnesių lojalumo, kai 6 mėnesius esat lojalus, gaunate Purification, fantastišką mišinį, sukurtą Gary Youngo, patentuotą fantastišką mišinį ir tašiuką eteriniams aliejams susidėt. Labai gražus krepšelis, elegantiška, tokia tašytė moteriška. Po 9 mėnesių lojalumo jūs gaunate arbatmedžio 15 ml. Nu, apie jį irgi nepasakosiu, ne ta tema šiandieną. Ir gaunate irgi garintuvą. Šitas garintuvas yra nuostabus tuo, kad jisai yra mažiukas, jį labai patogu vežiotis į keliones, statyti mašiną. Ypač kai dabar vasarą ateina kondicionieriai, veikia langai uždaryti visi, tai jis nepaprastai yra geras. Nu ir aišku į keliones, aš visada vežuosi į kelionę, į viešbučius ar apartamentus, ar pas draugus, jeigu važiuoju, vežuosi difuzerį. Man patinka turėti tą aromatą, kurio aš noriu, kad ir tas oras būtų man sveikas ir kad kvėpuočiau ne kažkokias dulkes ar kažkokias kitas energijas, o žodžiu, man būtų švari aplinka, be toksinių likučių. Po 12 mėnesių mes gauname ypatingą 12 mėnesių loyalty eterinį aliejų. Mes šiaip įgauname visą laiką, kas 12 mėnesių, žmogus, kuris yra lojalus, aš gaunu tikrai, turiu tų buteliukų jau nemažai. Ir aš labai myliu šitą unikalų mišinį. Gary Youngas jį sukūrė savo aroma šeimos lojaliems nariams. Tai yra fantastiška dovana kiekvienam. Tai yra Gary Youngo palikimas mums. Tai va, ačiū jam už tai. Ir po 24 mėnesių mano sūnus štai gavo štai tokį difuzerį. Arija difuzeris, jis yra medinis, kaip matot, jis yra čia tik nesimato pultelio, yra pultelis, yra muzika meditacinė, labai gražiai įsijungia per atstumą valdosi, žodžiu, nusistato kiek valandų nori. Ir žodžiu, va toks elegantiškas difuzeris, vienas tokių gražiausių difuzerių, kiek yra. Nu, aišku, yra keramikiniai labai gražus difuzeriai. Ir loyalty irgi gaunate tada buteliuką. Tai va. Tai tokios yra dovanos, nemokamos dovanos, kas 3 mėnesius pirmus metus. Tai va, tai apie taškus pasakiau, apie nemokamas dovanas pasakiau. Yra išskirtiniai produktų pristatymai, kai tik lojalume esantis žmogus, narys, gali nusipirkti savo tokių produktų. Kaip ir minėjau prieš tai, tokių produktų būna kas kartą, nes Younglivingas niekur neperka žaliavos, Younglivingas pats viską užsiaugina su partneriai savo, kurie turi laikytis C2C standarto, irgi Gary Youngo sukurto. Labai griežtai atliekami tyrimai ir jeigu netitinka, visa partija yra tiesiog nurašoma ir tai va. Tai visi stengiasi laikytis to C2C standarto, kuris yra labai griežtas. Ten 2 procentai, 1 procentas negalimi. Tai yra kompanija, kuris skelbia be kompromisų. Jie dirba be kompromisų. Nu va, ir dar vieną parodysiu privalumą, tai yra mėnesinis pasiūlymas. Koks yra mėnesinis pasiūlymas?
Pažiūrėkim, ką čia rašo apie mėnesinį pasiūlymą. Čia yra daugiau visokiausių bendra informacija. Žodžiu, čia aš daug nepasakosiu, jūs galėsit pasiskaityti, jeigu turite savo, jau turite, aišku. Va, lojalumas, jeigu trūksta lojalumo dovanų atsargų, žodžiu, taškų rinkimas, žodžiu, čia tos sąlygos yra bla 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 išdėstytos, aš daug maž paaiškinau viską, bet jūs galite visada pasiskaityti, atsidarę savo virtualų ofisą, aš ką tik rodžiau, kur tai yra. Ir dabar parodysiu 120 ir taip toliau PV. Kaip tai atrodo, koks yra mėnesio, kiekvieną mėnesį mes gauname mėnesio pasiūlymą, ar ne? Ir išskirtinius pasiūlymus. Štai pavyzdžiui, šitie pasiūlymai, kiek aš pamenu, jie yra tik tai lojalumo nariams, kiek aš pamenu. Ar kažkas iš šitų yra tik lojalumo. Nu, žodžiu, va tai yra ypatingi pasiūlymai, kiekvieną mėnesį mes gaunam kažkokius unikalius pasiūlymus ir kai kurie jų ir didžioji dalis jų yra tik tais lojaliems nariams. Ir štai yra, nesustokite augti su intencija. Štai čia yra, atraskite gegužės mėnesio PV dovanas. Va, aš specialiai atidarysiu ir parodysiu, kas yra gegužės mėnesio dovanas. Štai. Noriu parodyti. Laukit dar kartą, sveikatingumas, kurgi čia buvo tie? Tuoj, minutėlę. Dar kartą pasižiūrim. Bet ten nuėjau gal truputį. Taip. Šitas, čia ypatingi pasiūlymai. Taip, čia sutaupykite 20%, reiškia perkant šitus produktus yra sutaupoma. Jūsų naujas virtuvės įvaizdis nustojus. Taip, nesustokite gegužės PV dovanas. Nu va, gegužės PV dovanas, kaip ir spaudžiau čia. Kažkur tai čia pradinius rinkinius. Taip. Va, va čia, išsamios detalės, akcijos detalės. Na va, štai ir matosi. Štai ir labai gerai matosi. Štai 120 PV gaunate eukaliptus radiatą 5%. 190 gaunate plus prie eukaliptus radiato tyfso metinukus. Labai gerai, kai gerklė skauda. 250 PV gauname vertė, žiūrėkit kokia. Už 74 eurus mes gauname papildomai, reiškia, tokias dovanas, ar ne? Kai perkam už 350 PV, gauname 126 eurus vertės dovanas. Štai matosi kokios dovanos, plus, reiškia, komfortonas. Už 400 mes plus papildomai gauname nemokamą atvežimą ir nuo 450, kurių vertė papildoma dovanų yra 242 eurai. Pažiūrėkit, pusė jūsų užsakymo, ką jūs savo užsisakote, nu tarkim, ten Inžere, ten Frankincense, Tyfsa, ten, nežinau, dantų pastas, ten dar kažką užsisakote, jūs gaunate. Jeigu pasiekėte 450 PV, visą laiką žiūrėkite, kokia PV suma ir kokia yra dovanų, kokios dovanos. Jeigu jums svarbu tos dovanos, jūs galite pasižiūrėti, kad atitiktumėte šitas sąlygas. 242 eurai, kai perkate už 450 PV. Įsivaizduokit, kokios vertės dovanas mes galime gauti. Nu, man rodos, kad tai yra wow, kad tai yra labai vertinga. Ir kiekvieną mėnesį mes turime vis kitokias dovanas. Tai va. Kaip sakiau, įvairios čia yra akcijos, įvairios, žodžiu, galimybės. Kai turite savo virtualų ofisą, galite pasižiūrėti. Tai va. Tai apie lojalumą turbūt tiek. Apie lojalumą turbūt tiek, ką aš norėjau pasidalinti. Ir pakviesti iš tikrųjų dalyvauti tam lojalume, tiesiog naudoti produktus, dalyvauti lojalume ir patirti tai, ką patiria milijonai žmonių pasaulyje. Aš keliavau į Aliaską su 5000 Young Livingo narių, bendravau tenai su daugybė žmonių ir susitinkit to žmonės, jie tiesiog visi turi savo istorijas. Įsivaizduokit, 5000 kruizinėme laive, 5000 dalyvių. Young Livingo dalyvių, žmonių, kurie atvažiavo tiesiog, ten sąlygas reikėjo išpildyti.
Ir jie visi pasakoja savo istorijos. Tai yra neįtikėtina. Man atrodo, man norėjosi, nežinau, norėjosi visam pasauliu apie tai papasakoti, kiek žmonių yra patyrę vat, tą dėkingumą kompanijai už tai, kad savo gyvenime galėjo išlysti, kaip sakau, pro tą skylutę, tų visų problemų, tą skylutę išlysti į šviesą ir pabaigti su tom problemom. Tas pats yra mano gyvenime, lygiai tas pats. Dėl to sakau, jeigu tik pradedate naudoti, naudokite. Naudokite, klauskite, domėkitės, yra begalės paskaitų, yra nemokamai vyksta paskaitos pirmadieniais, ar ne? Vyksta seminarai gyvi, vyksta susitikimai, vyksta konferencijos, vyksta nuostabus pasidalinimai internete. Kompanijos mokslininkai dalinasi Facebook'e apie įvairiausius produktus, įvairiausią įdomiausią medžiagą. Tai yra fantastika, kiek mes visko turime. Ir viskas yra patikima, tai yra produktai, kuriais galima pasitikėti, kuriais aš pati 12 metų gyvenu tik su jais, nieko daugiau nenaudoju. 12 metų skambina mums ir klausia, tai kada ateisite, aplankysite, ten yra tokia programa, jums reikia pasitikrinti ir taip toliau. Sakau, mes esame nuostabiai gyvybingi, nuostabiai sveiki, mums nieko netrūksta, nors 2013 metais turėjom didelių iššūkių iš tikrųjų savo gyvenime. Tai va, tai dėka viso to, ką aš 12 metų naudoju, galiu pasakyti, kad kiekvienas žmogus turi galimybę išlysti pro tą skylutę, jam pakanka tik nuspręsti tą padaryti ir jisai gali tą padaryti. Kiekvienas žmogus gali. Tai va, tai būkite laimingi ir naudokite lojalumą. O jeigu turite klausimų, visada man rašykite. Tai va, įdėsiu šitą įrašą į YouTube ir visada galite mane susirasti, Erika Gintalienė, aš jau mielai atsakysiu. Tai iki, būkite sveiki.